Šita idėja kilo iš tikrųjų todėl, kad mums kažkaip labai baisiai paskutiniu metu atrodo, kad nebebendrauja nei kaimynai, nei kaimyniniai miesteliai, nors jie ir mažėja. Ir mums kilo mintis, kad reikia kažkaip su artimiausiu kaimynu. Iššūkių tai buvo daug, ypatingai dėl oro sąlygų. Jau stalas tikriausiai buvo ir padarytas, viskas jau džiaugiamės, eisim, dėsim dekoracijas. Praėjo škvalas, audra, mūsų stalas apie 2 kilometrus išvirto. Teko jį vėl atstatyti. Ir bendruomenės labiau susibendrauja dirbdami, nes čia 2 bendruomenės susijungia į krūvą ir daugiau to draugiškumo, kaiminiškumo tikrai ir skatina bendrauti daugiau. Ir švęsti taip pat pasiruošę, paskutiniai akordai, paskutinės puokštės mūsų stalo papuošimui. Tai kaip ir viskas lyg tai padaryta. Važiuodam pro šalį, tą idėją pamatėm, kad kažkas čia vyksta. Stalus kali, tai sakom, kas čia gali būti dabar. Tai paskui sužinojom, kad ilgiausias bus stalas sieks rekordo. Nu tai ir atvažiavom. Iš tikrųjų labai džiaugiamės tokiu gražiu kaimynų sumąstymu, kad metėm darbus, patikėkit manim, šiandien 4 valandas virtuvėje tam, kad galėtumėm toj stalą pasipuošti. Labai džiugu, kad tokie būna, organizuoja bendruomenės, labai smagu, ačiū tikrai. Svečiai, labas vakaras jums, mielieji. Kiekvienam, kuris šiandien čia... Kiekvieną čia esantį pajudėti bei šokti filivers, nuostabusis DJ Paulius. Kviečiame DJ Paulių užkurti puikią vakaro pradžią.